Sveiki, aš esu Ieva Drižaitė ir sveikinuosi su jumis tinklalaidėje Metai su knyga 2. Primenu, kad šią tinklalaidę finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir įgyvendina apskričių viešųjų bibliotekų asociacija. Ir nekantraudama jums pristatau mūsų svečią, aktorių, mokytoją ir slemerį, kuris dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose, Juozą Ališauską. Sveiki, Juozai. Labadiena. Labai smagu, kad atvykote į Ąžuolyno biblioteką nusifilmuoti tinklalaidėje Metai su knyga 2. Ir, aš apie jūs paminėjau 3 dalykus, bet šiuolaikiniai antropologai ir sociologai sako, kad žmonės turi labai daug kompleksinių tapatybių, kuriomis nori arba nelabai nori dalinasi su aplinkiniais. Tai galbūt jūs norėtumėt paminėti kažką daugiau apie save, ko nepaminėjau jūs pristatydama? Ne, viskas tvarkoja. Viskas tvarko. Gerai. Tai tada norėčiau, kad mūsų žiūrovai šiek tiek geriau jūs pažintų ir galbūt galėtumėt papasakoti, kaip susiklostė jūsų profesinis kelias ir kaip tapote mokytoju. Gavau žinutę nuo vienos kolegės aktorės, kad paprašė perimti vieną klasę 2 mėnesiams, ten buvo balandis. Jai buvo kitas projektas, klausė, ar gali pavaduoti. Na ir aš pagalvojau, pachaltūrinsiu porą mėnesių. Ir pasilikote? Taip, 3 metai bėga. Ir ar jums patinka mokytojo veikla? Na, kadangi dabar vasaros atostogos, tai taip. O žiemą? Patinka. Būna visokių minčių. Bet daugiau patinka negu nepatinka. O kas veža mokytojo darbę, arba kaip tik labai nepatinka ir kelia daug iššūkių? Veža tai mokiniai, matymas, kaip jie dirba, kaip jie progresuoja, kaip jie šiaip gyvena ir išgyvena, kaip tai daro. Nuoširdžiai 100% nevaidindami. Pas juos gyvenimas verda. Tai tas veža, tie gražūs momentai, kad ir ten, jeigu klasėje tinklinio varžybas laimi, labai veža. Tada jos svarbiausias gyvenime pasidaro. Tai visokie tokie momentai veža. Taip pat kolektyvas pas mus fainas, tai taip pat ir bendradarbiai labai padeda su jais pasikalbėti, pasiguosti, pajuokauti. Tikrai, klasėje būna milijonai situacijų, dažnai jos būna juokingas. Tai tas gal veža gyvumo jausmas, kad kiekvieną dieną tu vis grįžęs namo turi ką papasakot, kad vis kažkas įvyko ir kaip ir sakau, tame paauglystės etape tie įvykiai, jie turi labai didelę svarbą. Šioje, kaip čia pasakyti, pavadinkim, atmosferoje bendroje, kurioje galbūt dažnai susidurime su tuo, kad daug kas nebetenka svarbos nuo to, kad visko labai daug yra. O kai esi toj klasėje, tai ir pati svarbiausia. Čia gal kažkiek gali paantrinti žmonės, kurie vaikų turi, kad savi patys svarbiausia. Tai veža šitas. O neveža tai ruošimasis pamokoms. Niekad būdamas mokyklai nepagalvojau, kad tie mokytojai, kai pamokas praveda, jie nevaro šiaip namo, jie taiso kontrolinius ir ruošiasi rytojaus pamokoms. Tai tas maratonas toks tikrai būna, kad užsuka. O aš esu bendravusi su nemažai mokytojų ir dalis jų sako, kad šiais laikais sunkiausia dirbti ne su vaikais ir jaunuoliais, bet su jų tėvais. Ar pritartumėte šiai nuomonė, ar nelabai? Manau, dažnu atveju turbūt taip.
man labai pasisekė, kad klasė, kurioje esu auklėtojas, tikrai sukrytė tėvai nerealūs ir važiavom ten į dviračių žygį ir buvo, vėlgi laikas, sakau, kaip su savo draugais, mes ten vėl prisijuokavom, prisibuvom, tikrai turbūt kaip kokie tėvai papuola, tai sakau, mano atveju, tie tėvai dar labiau įkvėpia, nes būtent net jeigu kažką padarau ne taip, ką paskui suprantu, kad ten kokios pamokos metu kažką galėjau geriau, ar ten su kokiu vaiku galėjau kokią situaciją geriau išspręsti. Tai mano atveju tie tėvai, sakau, pasitaikė tokie, kurie palaiko ir nebūtinai ten gina savo vaiką 4, kad jis ten tobulas. Tai ką aš kartais girdžiu, kad būna kitur. Ką jūs minite, tai taip. Tas sveiko požiūrio yra į savo vaikus, į klasės dinamiką. Oi, taip. Tai labai džiugu girdėti. O kokie šiais laikais yra vaikai ir jaunuoliai? Kas jiems rūpi, kokios problemos, kokius klausimus jie kelia? Šiais laikais... Gerai, iš vienos pusės tai atrodo, kad tie patys dalykai, kurie visų laikų paaugliams rūpi, galvoju, kuo skiriasi. Nes sakyčiau, kad lygindamas su savo mokymosi metais, kad dabartiniai paaugliai, jie yra sąmoningesni. Ar tai liestų patyčių klausimą, ar tai liestų savo jausmų klausimą, kad vis tiek dabar, sakyčiau, kad lyginant kaip buvo prieš 15-10 metų, psichologija yra tikrai populiaresnis ir kietesnis reiškinys negu anksčiau ir tai jaučiasi man ant jaunuolių, kad jie atviriau identifikuoja savo būsenas ir nesigėdija jų. Tai sakyčiau, toks teigiamas pokytis yra, taip, pagrindė tai. Tai tos temos nebėra taip užspaustos kaip seniau, ar ne? Tiesiog jo, kad dabar yra kieta jausti emocijas. Ir apie tai šnekėtis. Taip. Ir ten galbūt net identifikuot, kad galbūt aš ten turiu tą ar aną, o kas anksčiau būtų ginama muštynėmis. O ar teko kada nors skirti jaunuolius susiėmusius klasėje? Ne, ačiū Dievui, ne. Dabar norėčiau tokį platų klausimą apie mūsų švietimo sistemą paklausti. Tai yra sakoma, kad žinios ir informacija labai greitai nuvertėja mūsų visuomenėje dėl technologinės kaitos, mokslo pažangos. Tai ar mūsų švietimo sistema išmoko vaikus, ar padeda jiems prisitaikyti prie šiuolaikinio pasaulio, ar vis tik turėtumėm turėti visiškai kitokį požiūrį į vaikų ugdymą ir edukavimą? Kaip jūs? Oi. Sunkus klausimas. Nežinau. Ar šiuometinė sistema išmoko, kad žinios, kurios yra gaunamos, ar jos yra... Tiesiog, kad šiais laikais reikėtų ne tiek į žinias koncentruoti dėmesį, kiek į tam tikrus įgūdžius, ypač lankstumą, adaptaciją, mokėjimą susirasti informaciją. Ne tiek į tą faktinę informaciją, o gebėjimus, kurie pagelbėtų susiorientuoti šiame pasaulyje greičiau. Keista, galbūt gyvenu kažkokiam burbule, nes man atrodo, kad dabartiniai 16-mečiai už mane žymiai greičiau tą informaciją suranda. Tai man atrodo, kad jie tikrai moka mokytis, jeigu tik nori ir gaudosi. Tai kažkaip, ar tai, ko mes mokomės, yra tai, ko reikėtų mokytis? Man atrodo, kad taip. Prisipažinsiu, nežinau, ko iš tikrųjų reiktų mokytis, bet tai, kaip viskas yra, taip, man atrodo, kad tai nauda. O ar turite kokiu nors mokytojavimo receptų, kurie jums padeda mokytojo darbe?
Sakyčiau, gal kažkiek akcentuojasi, tai buvimą sąmoningu. Na, taip, kad kiekvienoj pamokoje stengtis, būtent reaguoti ir tai, ką esi pasiruošęs laikyti, kaip kažkokį pagrindą foną, o realiai bandyti toj pamokoje gyventi. Kitaip tariant, kad suprasti, kad ne kiekviena pamoka bus vienodai dirbama ir kad kai kurios turi būti lengvesnės, kai kurios sunkesnės, tai manyčiau, kad tas receptas, bent jau mano galva, yra buvimas momente ir gyvenimas ir reagavimas. Ir atsiliepimas į tai, kokia ta klasė šiandien pas tave atėjo. O kiek jums pasitarnauja aktorystė? Bendrai gyvenime ir galbūt mokytojo darbe taip pat? Labai, nes vėlgi, kiekviena pamoka irgi yra šioks toks savotiškas performances. Tikrai, turi savo auditoriją, turi savo temą, kurią turi pravest, bendrauji su žiūrovu, vedi į kažkokį tai rezultatą, ir žiūri, kas gausis. Tai ir supranti, kad kiekviena pamoka, kaip ir kiekvienas spektaklis, savo ritmą turi. Ir vėlgi, kad to paties žiūrovo kažkiek irgi įsiklausyti reikia. Tai visi šitie dalykai persipina. Ir net laiko prasme tu supranti, kad tai truks kaip spektaklis, žinai, kad ten 10 baigsis, taip ir pamoka 10 ryto, kad baigsis. Ir tu, įeini į tą klasę ir performinį, pavadinkim. Tai šitas labai. O gyvenime tai sakyčiau, kad irgi padeda žiūrėti viską irgi kaip šiokį tokį vaidinimą, kad ir skamba kaip klišė, bet viskas, ką išmoksti apie personažus, tipažus, žmonės, kai matai, kai taip veikia ne tik teatre, bet ir gyvenime, tai suteikia papildomą požiūrį, kuris yra man labai įdomus. Kad ir dabar mes esam tam tikrose rolėse, kuriuose turbūt nesame dažnai, ir tenka prisimti tam tikrą vaidmenį. Visiškai. O ar teko suvaidinti kažkokį personažą, kuris jums būtų labai artimas? Kadangi vaidinant pastangos sudėdamas tą personažą užjausti, suvokti, kodėl jis taip elgiasi, kokie yra jo varomieji šaltiniai. Tai vis tiek kiekvieną naują vaidmenį gaudamas, tu kuo labiau įsigilini į jį ir stengiasi atjausti. Tai sakyčiau, kad kiekvieną personažą stengiasi kuo labiau prisiartinti prie savęs iš dalies. Čia vėlgi, aišku, pagal kokią vaidybos techniką dirbi, tai nesakau, kad visi aktoriai tą daro. Tai iš šitos pusės taip, tada visus stengiasi kuo labiau prisiartinti, o sakyti, kad kažkuris vienas būtų ten labai panašus, manau, kad visi jie panašus ir kad dėl to iš dalies tu ir gauni tuos vaidmenis. O paklausiu atvirkščiai, ar būtų tokio, kur neišėjo prisiderinti ir kažkaip buvo nejauku, nemalonu vaidinti? Žinoma, tai ką sakiau, tai tu stengies tai padaryti, ar gaunas, tai nebūtinai visą laiką. Tai taip, būta. Konkrečiai vardinti nežinau, ar čia kažką daug pasakys, tai tiesiog galiu pasakyti, kad kad ir vyresni aktoriai dažnai sako, kad tu dirbi, bet realiai ten po karjeros ten būna 5 vaidmenys, kurie ten tikrai jau supranti, kad tie tai gavos. Tai irgi nebūtinai visi taip sako, bet daugiau mažiau, ar ne?
O kalbant apie knygas ir jose pasirodančius personažus, ar turite kokią nors svajonę įkūnyti kokį nors personažą iš kokios nors knygos ar istorijos? Tai šią vasarą skaičiau Dostojevskio Idiotą, labai patiko. Tai iš ten norėčiau įkūnyti Ferdiščenką. Čia kas žino, tas žino. Tai dabar norėčiau palengva pereiti prie tokio įdomaus žanro, tarp jaunesnės auditorijos turbūt daugiau girdėto, tai slemo. Tai pradžioje tiesiog paprastas klausimas, kas tai yra slemas? Poezijos varžybos. Poezijos varžybos. Taip. Ar buvo mėginimų sulietuvinti slemo terminą kažkaip pavadinti lietuviškai? Jeigu ir buvo, tai nieko nežinau. Nepavyko turbūt. Taip. O kokia slemo yra istorija, kaip slemas atsirado ir kada jis išpopuliarėjo Lietuvoje? Tai atsirado, jeigu neklystu, plius minus 1980 aplink Čikagoj. Atsirado kaip poezijos varžybos tam, kad tiesiog pritrauktų daugiau žiūrovų į poezijos skaitymus. Šitaip atsirado, šitaip populiarėjo. Lietuvoje vėlgi nežinau kada tiksliai, bet irgi galime įsivaizduoti aplink 2000-uosius kažkur, kad visai jis ilgai čia gyvuoja, palyginus, kada atsirado pasaulyje. O kada pats įsitraukėte iš šitas varžytuves? Prieš, čia jau sunku pasakyti, turbūt kokie 7 metai. Tai bus kažkur 2017-16 ten, to tokiu metu. Kas patraukė šitose varžytuvėse? Kodėl įsitraukėte ir pradėjote dalyvauti varžytuvėse? Nes tuo metu buvau, kiek ten, kokie 21-2 metai, norėjau visiems įrodyti, koks aš kietas ir pamačiau šitą renginį ir pasakiau, eik tu savo, aš geriau galiu ir taip pat atsidūriau. Tai čia kieta visai dalyvauti slemo varžytuvėse, ar ne? Ar kieta dalyvauti? Tai jeigu paklaustumėt manęs tuo metu, sakyčiau taip, dabar kažkaip net nežinau, ar kieta, ar nekieta, jau nebegalvoju apie tai. O kokios temos vyrauja slemo, tarp slemerių? Kokiomis temomis deklamuoja, kuria poeziją? Kas rūpi slemeriams šiuolaikiniams? Kokiamis temomis? Dažnai būna koks nors buitinis realizmas, dažnai būna koks pasipiktinimas sistema, kartais būna vėlgi tokia pusiau parodija, ten apie kokias antis arba dar ką nors. Įvairiai būna ir tekstų apie savižudybę, įdomių tekstų. Būna šiokių tokių pasaulio interpretacijų per mokslo prizmę, bet abstrakčiai kalbant. Tai jo, plius minus, manau, tai, ką išvardinau ir sudaro tokia eilinį slemo vakarą. O kokios temos jums asmeniškai labiausiai patinka ar artimas? Priklauso nuo mėnesio, nuo nuotaikos tuometinės, Tiesiog dažniausiai gaunasi tai ten parašyti apie ką nors, ką suvoki, kas panosiai buvo. Pavadinčiau savirealizacijos, tačiau ne iš tos pusės, kaip mes dažniausiai sakom, savirealizacija, ten savęs įprasminimas kažkoks, bet savirealizacija, kaip savęs suvokimas. Tai dažniausiai koks nors naujas atrastas kampas, suvokimas galbūt, kad kažką darėjai absurdiškai, arba kad kažką matei kitose žmonėse, ko nematei savy. Tai bet nenorėčiau dėti kažkokius rėmus, kad būtent tai rašau. Tai labai, ypač labiausiai ir patinka, tai kai susikuria kažkas absoliučiai netikėto. Taip užplaukia ir apie kosmosą, bet ir apie selfius. O slemo renginiuose daugiau improvizuojate ar ateinate pasiruošęs, jau turėdamas? Visada pasiruošęs viską. Kokias savybės padeda ugdyti šitie slemo renginiai, dalyvavimas juose ir ar patartumėte išbandyti šitą veiklą labai nedrąsiems jaunuoliams arba žmonėms vyresniems?
Gerai, tai savybės, tai sakyčiau, kad, imkime bendravimą su publika. Tai padeda pamatyti, kaip vienokie ar kitokie tekstai veikia žiūrovą, kaip tas žiūrovas reaguoja. Tai dar viena savybė, tai būtent to ryšio jutimas. Kas, sakyčiau, kas šiuo metu palaiko šioje veikloje, kad jeigu dingsta motyvacija, tai visą laiką primenu apie tą jausmą, kad jeigu tekstas skamba ir tas buvimas kartu su tekstu ir su žiūrovu vienu metu, yra labai labai stiprus ryšio pojūtis, kurio šiaip kasdienybėje, galbūt pajusi kokiais intimiais momentais atviraujant su kitu žmogumi, bet tokio masiško, tai bent jau man neteko lygiai gretaus pajusti. Labai labai įdomus pojūtis. Tai tas palaiko. O buvo klausimas apie savybės, ne? Ir ar rekomenduotumėt nedrąsiems žmonėms, kurie norėtų pasidrasinti truputėlį? Taip. Saugi aplinka, ar ne? Dažniausiai taip. Dabar norėčiau pereiti prie klausimų apie skaitimą ir, prieš juos užduodant, tai pasiūlysiu sužaisti tokį kvizą, kuris bus susijęs su skaitimu. Aš užduosiu jums klausimą arba pasakysiu teiginį ir jūs turėsit pasirinkti iš duotų atsakymų variantų. Vieną primtiniausią. Gerai. Čia bus tikrai tokie paprasti klausimai. Tai kai skaitote knygą, mieliau geriate kavą, vyną, alų, arbatą ar vandenį? Arbatą. Įsivaizduokite, kad lauke gili, šalta, snieguota žiema, o jūs sėdite miško trobelėje prie jaukiai rusenančio židinio ir skaitote knygą. Kas guli šalia? Šuo, katė ar triušis? Katė. Kuo ji vardu? Čia nėra atsakymų variantų. Taip, Viktorija. Ką dažniausiai dėvite, kai skaitote? Treningą, chalatą, pižamą, džinsus ar kostiumą? Treningą. Tobuliausia vieta skaitimui. Namų sofkutė, kavinė, biblioteka, darbo stalas, bet kur po medžiu. Namų darbo stalas. Pats geriausias knygos skirtukas yra knygos skirtukas su piešinėliu, pieštukas, bet koks po ranka papuolęs popierėlis, užlenktas knygos kampelis. Kai ant kaldros paliekė tą atverstą ir taip. Gerai, paskutinis klausimas. Jei taip nutiktų kaip filme Prarastasis, Castaway su aktoriumi Tomu Hanksu ir patirtumėte lėktuvo katastrofą, bei keleriems metams atsidurtumėte negyvenamoje saloje, kokią knygą norėtumėte turėti su savimi? Poezijos rinktinę, kokį nors mėgstamą romaną, Bibliją, knygą apie valgomuosius ir gydomuosius augalus, brolių Grimų pasakų rinkinį. Knyga apie augalus. O jei galėtumėte pats pasirinkti kokią nors knygą, ar turėtumėte kažkokią knygą, kurią norėtumėte turėti tokioje situacijoje? Pats nebūčiau pagalvojęs, bet ant augalų užskabinau, tai plausto konstrukcijos. Būtų labai praktiška, man atrodo, turėti tokią knygą tokioje aplinkoje, ar ne? Turbūt mažiausiai graužčiaus pasirinkęs šitą variantą. Tik tais reikėtų, kad nenutiktų kaip tam filme Into the Wild, irgi sumaišę augalų žmogus. Tai dėl to tos knygos ir reikia. Tai dabar pakalbėkime apie skaitimą. Tai kokią vietą jūsų gyvenime užima skaitimas ir ar skiriate tam daug laiko? Mokslo metu, kadangi tenka daug skaityti ruošiantis pamokom, tai tada papildomai knygų kažkaip ir nebekyla rankos. Tai tas šitaip. Kai būna vasaros atostogos, tada truputį sugrįžta skaitimas. Tai pas mane sezoniškumas šitoks. Netruputį normaliai sugrįžta, tada atsiskaitau, kad nebenoriu. Tai ta profesinė veikla truputėlį įsiterpė į skaitimo ritualus tam tikrus. O ar yra kažkokia knyga, kuri padarė jums didelį poveikį, ar jaunystėje, ar vaikystėje, ar nesenai skaityta gal kokia nors? Pirma, kuri ateina į galvą, tai būtų Meistras ir Margarita, nes ją kai perskaičiau, tai buvo toks wow, kokia knyga gali būti įdomi ir koks pasaulis gali būti įdomus ir magiškas.
Tai sakyčiau, kad jinai. O kokio žanro knygos šiaip labiausiai patinka? Patinka tiek filosofija, tiek fantastika. Bet dažniausiai gaunas, kad skaitau kokias nors klasikinę grožinę literatūrą. Bet savo pasirinkimų, ne dėl to, Taip, kad reikia mokykloje. Taip. Tai mokyklai čia, ką reikia, skaitau. Taip. Kadangi esate metai su knyga paauglių ambasadorius, paauglių skaitimo ambasadorius, tai norėčiau pasiteirauti, gal galėtumėte, gal turite kažkokių rekomendacijų, kaip paskatinti vaikus ir paauglius skaityti? Bent jau tai, kas veikia man, tai pastebėjau, kad aš mažiau skaitau, jeigu dažniau naudoju kompiuterį. Ar tai būtų kilniais skrolinimo tikslais, ar žygdarbiškais geiminimo tikslais. Tai vat, jeigu šitos veiklos pradingsta, ar tai būtų serialų žiūrėjimai, ar filmo, tai tada skaityti pasidaro labai lengva. Tai jeigu kažkas nori skaityti, bet nesigauna, siūlau paeksperimentuoti šitoj vietoj. Truputėlį apriboti, ar ne? Taip. Bet aš pati turiu 2 paauglius namuose, vienam 14, beveik 15, dukrai 13 metų, tai jie labai gudriai sako, kad jie skaito telefone. O, taip. Ir daro pamokas. Taip, tai kartais nelabai pavyksta ir pabėgti nuo tų technologijų. O ar pats skaitėte būdamas paaugliu ir vaiku? Ar vaiku? Vaiku taip. Paauglystėje buvo kažkiek apstoję. Tai paauglystėje skaičiau žymiai mažiau. Taip, ten tarp 14-18 metų tai ir būdavo ten tai, ką užduoda mokykloje. Ir tai netoli gražu ne viską perskaitydavau. Tai daugiau skaitydavau, būdamas vaikystėje, tai taip, skaitydavau, labai patikdavau. O ar pastebite kokios nors skaitimo tendencijas tarp paauglių? Gal kažkokios temos jiems aktualios? Gal kažkoks būdas kitoks, negu kad mes įpratę? Sakyčiau, kad labai panašus vaizdas, kaip ir tais laikais, kai pats mokydavaus, nes tie, kas skaito, dažniausiai skaito fantastinę literatūrą, o tai, ką reikia perskaityti mokyklai, tai dažniausiai yra skaitoma paskutinę dieną. Tai šitas nepasikeitė. Savotiškai net gražu. Aš tai šiaip irgi pastebėjau, kad vaikai labai mėgsta skaityti, kažkokią pusiau siaubo literatūrą, kurioje yra kažkokio tai nežinios, mistikos, fantastikos. Ir kažkada mėginau išrinkti knygą bibliotekoje, tai bibliotekininkė net turėjo iššūkių surasti kažką, kur nebūtų vampyrų, tamsos ir dar kažkokio kitų dalykų, kur būtų tiesiog toksai šviesesnis siužetas. Tai ar pastebit, kad pastaruoju metu iš tiesų paaugliams yra labai daug literatūros, kurioje yra tokių tam tikrų temų, kurios šiek tiek apokaliptinės, ekologinės, su vampyrais susijusios? Apokaliptinės, nežinau, ar ekologinės, neteko susidurti, tačiau, kaip sakot, ar vampyrai, ar tamsa, tai tas pats Raganius į galvą ateina, tai yra skaitomos. Tai taip. Ir jau artėjame į mūsų pokalbio pabaigą ir kadangi mūsų tinklalaidė vadinasi Metai su knyga, tai norėčiau paklausti, ar šiais metais skaitėte kokią nors knygą, kurią galėtumėte tituluoti šių metų atradimu? Oi, būtų Byung-Čul Hano Nuovargio visuomenė. Tai yra filosofinė knyga, nedidukė. Tai, kad aš rekomenduodamas ją paminiu, kad jinai yra nedidukė, jau ironiškai sąveikauja tos knygos turiniu. O kuom jinai patiko? Taip pat suteikė naują požiūrį į dabartį. Ir permąsčiau
viską, ką darau. Nesakau, kad kažkas gyvenime labai pasikeitė, kas dažniausiai taip ir būna, kad kažką sužinau, bet gyvenu taip ir toliau. Tai ta knyga, apie mūsų šių laikų pasiekimų visuomenę, pavadinkim. Bet ne iš tos pusės, kad ta visuomenė kritikuojama iš kažkokio tai garbėtroškiško aspekto, kiek iš tos pusės, kad ta visuomenė veda į perdegimą, nes nenoriu daug išpasakoti, jeigu kažką sudomina. Tai. Ir galiausiai gal galėtumėte palinkėti ko nors mūsų klausytojams ir žiūrovams. Tai palinkėsiu, kad šitie geri orai šitą vasarėlę dar pasilaikytų. Ačiū labai Jums už pokalbį. Dėkui klausiusiems ir žiūrėjusiems ir iki kitų kartų.